Алло. Добрый вечер. Labas vakaras. Labas vakaras. Это вам позвонил Андрей Васильков. Jums ką tik paskambino ponas Andrėjus Vasilkovas. Как вас зовут? Ko jūs vardu? Reda. Реда. Reda. Я знал это. Aš tai žinojau. Реда, как давно вы вступали на грабли? Norėjau, Reda, pasitarauti dėl jūsų teatro būrelio. Taip, klausau. Я представляю очень классный, как бы из Москвы такой социальный клуб для мужчин. Aš tiesiog reprezentuoju Maskvos vieną tokį būrelį arba tiesiog teatro klubą. Откуда, понимаете, мы привозим женщин, и они должны исполнять мужские захватки. Aš tiesiog esu iš Maskvos, kaip sakiau, aš esu vertėjas. Poskriptum. Ir tiesiog man labai įdomu, kaip Lietuvoje ir šiuo metu, kalbant apie Telšių teatrą, viskas vyksta. Ar jūs galėtumėt man papasakot? Nu, taip galėčiau, viskas vyksta gan gerai. Очень все хорошо. Esam vienas populiariausių teatrų mėgėjų. Они наступают на гребля. Ką dar norėtumėte išgirsti, gal klausimą? Сколько мужчин вы можете удовлетворить за ночь? Kiek yra vaikinų jūsų būrelyje ir kiek yra merginų? Na, manyčiau, kad merginos dominuoja. Tikslaus skaičiaus nežinom, bet iš tikrųjų labai dažnai susilaukiam naujų tiesiog mėgėjų aktorių. Я переведу, аж переверсию. Там женщины очень хотят мужчин. И там все так... Спроси, пожалуйста, у нее, какая поза больше нравится всего. Kokias gal jūs pagal kokias prozas, kažkokius apsakymus jūs, nežinau, kuriate spektaklius? Mes statom pagal pjeses, taip pat dažnai užsiemam renginiais. Renginiais užsiemam. Вам нравится, да, вас пьесают, да? Kokia paskutinė pjesė, pagal kurią pastatėte spektaklį? Dabar iš tikrųjų statom pagal knygą spektaklį, tai pagal Odisėją. А как часто вас пьесают сейчас? Kaip dažnai Вы имеете парня? Kaip dažnai jūs lankotės teatre ir kaip dažnai užsiėmimai vyksta pas jūs? Mes iš tikrųjų neturim tokio laiko, kad čia grinai ketvirtadieniais ar kažkokią kitą dieną mes renkamės. Mes tiesiog bendru nutarimu, kai būna daugiau renginių, tai ir einam daugiau. Так они любят заниматься песаньем, то есть гэнгбэнг такой получается, да? Да, мой друг, они, как сказал... Любят заниматься групповухой. Да, групповухой любят. Taip, grupinis darbas, supratau. Еще, может, вопрос? Да, конечно, у меня вопросов еще. Да, turi klausimų mūsų. Я хотел бы спросить, она когда-нибудь пробовала с двумя мужчинами? Gal jau norėtų kas nors man išversti? Aš esu vertėjas, tai leiskite man, aš tiesiog nespėjau pagal. Mes sėdime dviese, matai, telefonas vienas yra. Mūsų pašnekovas iš Maskvos norėtų sužinoti, kokį vaidmenį tu asmeniškai esi turėjus? Nežymu. O gal... Она первым планом никогда? Первым планом нет? Pirmame plane kada? Kol kas dar ne, kadangi per mažai patirties. O gal galėčiau paklausti, iš kokio teatro būsit? Из какого театра? Я представляю Вильнюсский русский драматический театр. Jisai šiuo atveju yra iš Maskvos, bet turi ryšių ir dirba su Vilniaus rusų teatru, dramos teatru. Aišku. Gerai. O tai... Спроси, вам приходилось быть в русском драмном театре? Ar jums teko būti rusų dramos teatre? Man teko stebėti jų spektaklį. Она вас видела. Может, она хотела бы когда-нибудь за кулисы прийти? Там много темных комнат, а у меня очень чешется в одном месте.
Ponas Sergejus klausė, galbūt jūs norėtumėt su savo grupe apsilankyti. Ja, Andrei. Da, Andrei. Apsilankyti dramos teatre, pasižiūrėti jų naujausią spektaklį. Na, gal ir nieko būtų, jeigu vat jūs, pavyzdžiui, paverstumėt, nes man biškai sunku su rusų kalba. Tai aš ir verčiu, tu klausyk manęs. Aš tiesiog vertėjauju, gal tiesiog nespėjau viską išversti. Gerai. Gal norėtum sužinoti, kokį teatrą, ar ne? Ta prasme, kokį spektaklį? Nu, neblogai būtų. Какой спектакль? Спектакль называется «Рачком». Я отимею вас рачком. Aš nežinau, ar jums teko girdėti pagal rusų dramaturgo apysaką. Bet neturiu dabar tokio vertalo iš karto į lietuvių kalbą, bet tai yra žymus rusų dramaturgas ir pagal jo pjesę pastatytas spektaklis pavadinimu Vėžys. Neteko girdėti. Нет, про рака она ничего не знает, да? Нет, не знаю. Но это же самая моя любимая поза! Все хорошо. Почему она не знает моей самой любимой прозы? Tiesiog klausia, Спроси у нее! Почему? Что она из себя представляет? Как она не может знать позу рачком? Сколько ей лет, спроси? Kiek jums metų? 17. 17. Ну хорошо, я ей позволяю еще 1 год отдыхать. Но после этого обязательно поза рачком. Taip, tai... Nu tai ko tu žvengi? Labas, trukdo tave radio stotis ZPFM iz Vilniusa. Dramatučiskį teatrą ZPFM. Labas, klausyk, Labas. mes čia su tavim juokaujam. Labas vakaras. Bijau, kad bent jau mes tikrai tavęs negalim priimti į Taip. Rusų dramos teatrą. Dėja, ką padarysi. Nieko tokio, ne? Reda, tu esi iš Telšių, Žemaitės gimnazijos 3 klasės moksleivė, lankai teatro būrelį. Na taip, teisingai. Neturi vaikino? Ne. Norėtum turėti? Šiuo metu irgi ne. Norėtum turėti, šiuo metu irgi ne. O gal atsimeni kokį, žinai, Ne, tai ne. vaidmenį, ta prasme, eilutes iš vaidmens. Jisai pridėjo galvą prie mano krūtinės ir sako, užmušk ją. Nu, Aš gal nesakysiu šį kartą žodžių jokių. okei. Tavo Dabar taip pasirinkimai. greit nesugalvoju. Tiesiog reikia gal prisiminti. Aš nežinau. Nu, reikėtų iš tikrųjų. Gerai, tai Reda, ačiū tau, čia tavo draugai užregistravo, mes tiesiog išpildėm jų O prašymą. kokie čia draugai, kas galėtų? Esama žinutė atsiuntė tavo telefono numerį, tai galas jų 339. Gerai, ačiū tada. Ikiukas. Visą gerą. Mažiukas. Ну ты как, Андрей Васильков, будешь раком или нет? Раком, боком и подскоком. Раком до Китая.